Bandom paskambinti Karolinai. Bus problemų, Karolina nekelia. Karolina nenori pakelt, tame replės, Kel, Karolina, taigi tokių grandinę pavogė. Klausau. Labas, Karolina. Labas. Aš čia iš policijos tavo numerį gavau, palei mašinos numerius. Aš čia iš depo skambinu. Taip. Buvot depo parduotuvėje ne per seniausiai. Taip, buvau. Tai va, tai čia aš matau, kad geranoriškai esate nusiteikus, tai gal galit grąžinti tą, ką paėmėt? Nelabai suprantu. Nelabai suprantat, tai aš irgi nelabai suprantu, kam jūs atėjot ir išsinešėt tą daiktą, jeigu jūs pinigų neturėjot, nes čia apsauginis skambina. Daiktą nelabai supratau. Kas nelabai suprato, aš net neįvardinau čia to daikto, bet jūs prisipažinkit, tai aš matau per kameras, ką jūs paėmėt. Kokį daiktą? Kokį daiktą, tai ką jūs norit, aš pasakysiu, ar jūs vibratorių vogtumėt iš parduotuvės depo? Ne, čia kažkoks bajeris. Koks bajeris, parašyta, supranti, man lapelis, kad matė žmogus, kad jūs paėmėt daiktą, aš atsisukau kameras ir aš matau, kad jūs paėmėt. Kokį daiktą? Grandinę paėmėt. Taigi grandinę aš buvau atnešus grąžinti, bet man nebepriėmė grandinės. Ir mes paskui nusipirkom dar vieną grandinę, o tą, kurią aš turėjau su čekiu, mes pasiėmėm atgal. Jūs paklauskit, šiandien pardavėja man kirpo vieną grandinę, ne dvi. Tai gerai, jūs atnešėt atgal, jinai nepriėmė, jūs pasiėmėt dar vieną nusipirkot, kitą išsinešėt. Mes nusipirkom? Tai gerai, vieną bandėt grąžinti, negrąžinot ir gavos taip, kad dvi išsinešėt už vienos kainą. Ne, mes vieną grandinę esam pirkę praeitą savaitę. Kameros, ar aš aklas, ar ką, aš dar ne naktis, aš nemiegu, aš matau, kad kameros ką rodo juk. Jūs nejuokaukit. Aš nenoriu į policiją priduoti šito reikalo visai, nes arba jūs grąžinkit tą grandinę, arba atneškit pinigus ir viskas. Palaukit, aš sustosiu, nes aš vairuoju. Ai, vairuojat, atsiprašau, tai aš norėjau, nepaklausiau, aš irgi taip užpuoliau jumis. Ar turėsit kur sustoti saugiai? Aha, radau. Kaip šauniai. Tai gal jūs apsisukit ir veškit tą grandinę atgal? Ne, uždėkim šviesą. Tipo mes grandinę paėmėm iš dėto. Mes sumokėjom, aš sumokėjau už grandinę. Tam ta senoji buvo. Aš girdžiu, ką jūs ten šnekat, ką jūs ten sakot, nesumokėjom, išsinešėm. Jūs juokaujat? Kaip suprasti, juokauja, ir jums penktadienis 8 val. Mes jau turim užsidarinėti, turim valandą laiko užsidarinėjimui, tai ką aš dabar darysiu, dabar grandinės nėra, tai man kaip apsauginiai nuostolis. Čia, man atrodo, cirkas kažkoks. Taigi mes sumokėjom. Kaip suprasti, sumokėjot, tai panas, klausykit, tai ar aš aklas ar kas? Aš turėjau dvi grandinės, paklauskit dabar toj, koks ten informacijos, ne informacijos skyrius, bet tas kitas. Metalo, kur dėl grąžinimo. Kur dėl grąžinimo tas skyrius. Taip. Aš sakau, aš noriu su čekiu grąžinti grandinę, nes man jinai netinka. Sako, mes nebepriemam. Tai gerai, nes daiktas atseit atkirptas buvo. Gerai, mes pasiėmėm tą grandinę, nuėjom į depo apsipirkti. Supratau, bet žiūrėkit dabar aš palei kameras, dabar viskas... Matavo naują grandinę, už kurią mes turim čekį šiandien. Viskas gerai, dabar žiūrėkit palei kameras, aš bandau jumis nustatyti. Jūs esat kažkur 1,78 m ūgio, rudais plaukais su juodu paltuku. Taip. 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 Ir jūsų krūtinė kažkur yra D dydžio. Kur? Nes aš nelabai įvertinu kitaip. Aš tik tai palei krūtį galiu įvertinti moteris sudėtį. Viskas gerai. Parašysiu žinutę, kad viskas gerai, nes padėjau ragelį.